Sveiki visi. Na ką, ant mano stalo dar vienas žaisliukas, tuoj parodysim. Štai štiliukas MS241C. Šis modelis vienas iš pirmesnių turintis M-Tronic sistemą. Ta M-Tronic sistema galima bus, aišku, padaryti video, jeigu bus norinčių, ką jinai daro, kaip veikia, bet šiaip trumpai galiu ir dabar papasakot. Štilius sukūrė tokią technologiją, kad nebereikėtų nešiotis atsuktuvėlio karburatoriaus reguliavimui į mišką, keičiantis orų temperatūrai, oro slėgiui. Šis benzopjūklas susireguliuoja pats. Tiksliau, turi kalibravimo sistemą. Tai va tas M-Tronicas ir vadinasi automatinio kalibravimo sistema. Turi jau naujovišką filtrą. Tų filtriukų irgi yra visokių modelių. O vienintelis pliusas jo, kad reguliuojasi pats tiek žiemos temperatūroms, tiek vasaros temperatūroms. O kitas dalykas yra ir minusų pas jį šiuo atveju. Dažniausiai gedimai tai būna magnetinis vožtuvėlis elektrinis sugenda arba laidai pasilanksto, pašala, pasivibruoja ir jau tada negalima jos normaliai susikalibruoti. Pajungus diagnostiką klaidų nerodo, bet kadangi jis dirba užvestas, laidai vibruoja ir negauna jis pakankamos srovės, pakankamo kontakto, kad karburatorius dirbtų pilnu tempu. Tai ką, šiandien bandysim mes jį išoperuot ir paleist. Šiaip darbui jis gan patogus. 4,5 kg, taigi nėra labai sunkus. Grandinės ilgis 40 cm. Galima dėti ir didesnį, šis variklis jau ilgesnės grandinės nelabai bijos. Bet aišku, persistengti irgi nereikia. Taigi pabandysime jį sutvarkyti ir paleisti darbui.